Labuka, ačiū, kad užsukai į mano kanalą, ačiū, kad mane prenumeruoji, ačiū už paspaudimus, laiko, ačiū už komentarus. Labai atsiprašau, kad padariau tokią pertraukėlę, bet susitaikykit. Kartais galiu dengti 3, 4, 5 dienom, kaip dabar pasitikrinau prieš ateinant nusifilmuoti, kad paskutinis įrašas įkeltas prieš 5 dienas. Savijauta sako, lyg tai būčiau įkėlus prieš gerą savaitę, tai labai atsiprašau. Minėjau vienam įrašė, kad noriu sugrįžti, susivienodinti su šiomis dienomis, kad šiandien pafilmuoju, sakykime, įkeliu, ne, ir sekantį dieną. Aišku, aš turiu pafilmavusi, dabar ir matysite praeitosios savaitės istoriją. Ir jo, savijauta pas mane tokia, kad kartais stabdo tiesiog suredaguoti įrašus. Aš pafilmuoju, aš turiu pasifilmavusi, bet kažkur tai yra stabdys, kuris pristabdo. Dėl tam tikrų priežasčių būna dar tokių komentarų, kurie tiesiog slopina norą toliau filmuoti ir toliau kažką tai rodyti. Esu jautrios sielos žmogus, šiaip žinokit. Išorė gali būti labai stipri, bet vidus tai iš tikrųjų yra labai silpnas. Tai ką? Linkiu malonaus pasižiūrinėjimo, pasidaryk kavutės ar batytės, ar šiaip ant fono pasiklausyti įsijungti. Va. Nieko gero neįvyko per šis 5 dienas, bet tikiuosi, kad sulauksiu laiko ir sulauksiu palaikančio komentaro. Nesustok, Jurgita, kurk. Gero pasižiūrėjimo. Jurgita ruošiasi, puošiasi pasikeisti šių baisių nagų. Jo, šiandien pas mane yra sausio 17 diena, penktadienis. Filmuojuosi iškart sakau su filtru, nes veidas nekaip atrodo. Būna momentais, kad nekaip atrodo, tai kad geriau savo patikčiau, žiūrėdama į vaizdo įrašą, filmuojuosi su filtru. Tai va, filmuoju įrašus, video įrašus savo, kaip prisiminimai, nes pas mane visiškai yra neveikianti skydliaukė ir ji tiesiog labai trumpina atmintį, kad aš ir geriu papildus, bet būna, kad tokiais momentais būna, kad aš neatsimenu net, ką dariau prieš 10 minučių. Aišku, dabar jau tai sumažėja tokie momentai, daug mažiau dabar viską atsimenu, net ir ką vakar dariau ar užvakar dariau, bet būna tokių dar dienų, kad tiesiog sustoji ir pagalvoji, ką aš veikiau prieš 10 minučių. Tai va dėl to aš kuriu savo dienoraštį, video dienoraštį, tuo pačiu ir jums parodyti, kaip emigrantė gyvena. Tiesa, buvo klausimas, kodėl būtent pasirinkau Škotiją. Tai žinokit, kad gavosi taip, mano sesers vyro sesuo buvo jau čia atvykusi, jinai parvažiavo atostogų, o man tuo metu buvo labai sunkus laikotarpis Lietuvoje, aš tiesiog ir dirbau, ir mokiausi, ir 4 vaikai, man jau nebegalėjau sudurti galo su galu. Tai tiesiog pasiprašiau, kad kartu mane paimtų ir va taip gavosi. Metai 2 paskraidžiau, dirbu skrendu namo, taip 2 metai praėjo ir gale viso to, kad juoko dėliai atsiprintinau lapus iš vietinės savivaldybės, vadinamo council, ir užsipildžiau. Įsivaizduojate, po 3 mėnesių aš gavau namus. Taip ir atlikau. Nors planų, iš tikrųjų, kažkur giliai pasąmonėje planų nebuvo, kad aš čia liksiu. Buvo tik tai mintis atvažiuoti, užsidirbti, atsistoti ant kojų ir likti Lietuvoje. Tai žinokit, kai jau atsivežiau ir vaikus, viskas buvo kaip žinot, atsiverti naują knygą arba naują sąsiuvinį, švarų visiškai, ir atsiverti lapą. Viskas buvo nuo nulio, žinokit. Viskas buvo nuo nulio, kai tik atsivežiau vaikus, bet nesigailiu. Labai nuostabi šalis, tikrai labai gera šalis. Šalis, kuri rūpinasi ne tik savo naudai, bet ir padeda žmonėms. Tikrai labai gera, draugiška šalis, tik tai tiek, kad orai nelabai tokie malonus, ypač vasaros metu, nebūna tokių karštų vasarų kaip Lietuvoje, nesakykime, bet mane tas tenkina, nes aš Lietuvoje vargdavau, šilumą mėgstu, bet nekęsdavau už tos kaitros, kai būdavo karščiai tie visi. Šiaip viskas duper, tai va taip ir pasirinkau, tiesiog važiavau tik užsidirbti ir atsistoti ant kojų. O gavosi taip, kad likau gan ilgam ir nežinau, kol kas ateityje irgi planuose nėra grįžti į Lietuvą, nes jau susitvarkiusi dokumentus pilnai, visi susitvarkė dokumentus, esam Škotijos rezidentai, kaip nuolatiniai gyventojai ir mes galim naudotis
visais dalykais, ką siūlo valstybėje, medicina, nemokama, dirbti belė kur, ir visos kitos paslaugos, kokios priklauso valstybei duoti žmogui, Tai vat. Šiaip labai graži šalis Škotija, labai graži. Man ypač sostinė, kiek yra graži, kiek apvažiavusi esu, tai, tokia nuostabi, kad tiesiog, jeigu dar nesat buvę Škotijoje, tai susidarykit planelį ir atskriskit. Aišku, dabar jau sunkiau bus atskristi, nes reikalingos vizos ir visa kita, bet tikrai rekomenduoju. Čia viena iš 10 šalių, tai viena šalis Škotija, kuri yra rekomenduojama aplankyti. Kažkur tai sąrašą žiūrėjau, skaičiau, kokios šalys privaloma aplankyti per savo visą gyvenimą. Tai Škotija irgi buvo įtraukta, jeigu neklystu, į 4 ar 5 vietą, kad privaloma ją aplankyti. Nes tai viena gražiausių šalių. Kalnai, labai kalnai, viską, ką sudaro. Aplink jūros ir kalnai. Labai gražu. Tai va, truputį pasipuošiau, užsidėsiu savo pudrytės. Mėgstamos, jau kokia pudra gera, tai jūs neįsivaizduojat, žinokit. Įjaunina, išvytėjimo suteikia, pasidengia labai gražiai, suteikia tą tokio jaunatviškumo, suteikia veidui spindesio ir kas svarbiausia, visos raukšlės nesubėga į... Visos raukšlės nesubėga į vieną raukšlę. Ne, žinot, kai būna užsidedi kažkokią tai pudrą ir po kiek laiko tiesiog ta pudra subėga į tam tikras vietas, sakykime, į raukšlės, Ar sausą dėkis, ar šlapia ir vis tiek subėga. O šita kompaktinė pudra, jie taip gražiai padengia. Aš apačion tik tai užsidėjau šito Beauty Base Rose Gold iš advento kalendoriaus. Vieną patį nemiksavau su jokia pudra, tiesiog lengvai, kad būtų ir blemba, žinokit. Tai ką matau, yra wow. Reikia gal kažkokių tai karolių užsidėti dar. Va. Būsiu gražiai. Būsiu gražiai. Kaip šitą smakrą pakelti? Kaip šitą pagurklį pakelti? Žinokit, aš kiekvieną dieną jį masažuoju. Neįsivaizduoju. Veidas nevienodas, čia storesnis, čia planesnis. Kad būtų ausytėm šilta. Man jau dabar šalta, tai kas laukia dedasi. Tambački. Man jau dabar šalta. Nieko kaip nors. Išgyvensi mane. Įsinešiau su visu stovu telefoną. Pasižiūrime veidrodį, kad viskas gerai sektųsi. Visada išeinant iš namų, paprašykite angelo sargo, kad jūs lydėtų ir kad jums viskas sektųsi. Angelė sargė, einam su manimi kartu, tu priekį, aš už paskos. Ačiū. Hello. Kaip apgaudinėja žmonės. Vienetas kainuoja šiam 5 pensai, o pakuotė yra supakuota 6 vienetai, kainuoja 4,49. Jeigu po vieną perkus, 6 vienetus mums kainuotų 3,90. Per mokam
kažkur apie 60-50 pensų. Tai niekada nepasitikėkite jų akcijomis ir jų supakuotais rinkiniais. Ne? Ateik. Jurgita parėjo namo. Žinote, kokia yra svarbiausia taisyklė namo parėjus? Žinot kokia? Ką reikia padaryti? Įėjus, nusiauti batus, nusirengti striukę, nusiimti kepurę, jeigu tokią turit. Ir tuo parodysiu. Plaukai. Ir to einam prie kriauklės plauti rankų. Iš lauko parėjai plauk rankas. Būtinai. Būtinai plauk rankas, tik iš lauko apėjus. Nu va, nusiplovėm rankytės, o dabar galim iškraustyti tašis. Iškrauščius tašis vėl nusiplaunam rankas, kad kuo mažiau bakterijų būtų. Nes nežinau kaip pas jūs, bet pas mus Britanijoje tai labai serga žmonės. Mano nauji nagučiai. Meistras sakė, kad buvo labai sunku. Aš tikiu. Ir, nu ką, nieko, žinokit, nesipirkau. Porą duonelės savo mėgstamos. Tada šiam vakarui pasiėmiau tokių tartelonį su hamu ir sūriu. Kartais užkasti. Dešrelių tokių paprastų, nežinau, kodėl aš jų įsinorėjau. Toliau po 90 pensų iš Poundland parduotuvės, va tokius kvapiklius, žiūrėsiu, gal mano aparatui tiks. Tada matei, atkarpą rodžiau apie šituos, kur drėgmę surenka ant palangių labai gerai kabinti į spintas, jeigu namuose yra daug drėgmės, ne? Ir vieno pakelio kaina 65 centai ir jie pardavinėjo pokę, supakuotas 6 vienetai ir kaina buvo 4,50. Nublemba, nepatingėjau, atsistojau, paskaičiavau, kad man už 6 vienetus, jeigu aš po vieną pirčiau, kainuotų 3,90, o jeigu pakė, aš dar permokėčiau 65, tai, žodžiu, išeitų dar vienas už tą kainą. 7 vienetai. Nu, žodžiu, kiek sukčiauja. Tada pasiėmiau tokių agurkėlių. Va. Ir iš Poundlandinės perkuosiu žirnelius, jie yra marinuoti. Ne, čia invatė rašo. Bet kodėl tada druska pažymėta? Jaučiu net tuos pasiėmiau. Invatė, bet su druska. Ir viskas. Ai, žurnalą pasiėmiau tokį. Lembo. Nu, žurnalai tai ne valandom, ne dienom, ne mėnesiais, bet valandom brangsta. Tai žodžiu, pasiėmiau tokį Prime žurnalą dėl idėjų kažkokių tai pasižiūrėti, maisto gaminime, namų aplinkoje, atostogos kokios ir madoje, žodžiu. O tokį žurnalą pasiėmiau. Ir viskas, visi pirkiniai, nagučiai labai gražūs, nauji dabar vau. Man kažkodėl, kai aš nagus darausi, man patinka labiau va tokios va šviesios spalvos ant nagų, tada atrodo, kad ranka yra daug labiau tvarkingesnė nei tos tamsios spalvos. Vat. Rankos nuplautos ir dar labiau pastiprinti imuninę sistemą geriam probiotikus, prebiotikus 20 mg dienai. Nes ten man salone sėdint viena moteris labai greitai taip pusikosėjo, tai negerai atliko. Meistras su kaukė sėdėjo. Bet irgi ten girdėjau nosį traukėje. Tai vat, save reikia saugot, nes niekas daugiau mumis nepasirūpins. Rizy Detox, kuris stiprina imunitetą, išvalo toksinus, apsaugo kepenytės, žarnynui, virškinimui, kraujagyslėms, su prebiotikais, probiotikais, žodžiu, daugina gerasias bakterijas ir baro blogasias bakterijas, su enzimais, šarmina organizmą, tinka visiems. 100% augaliniais, botaninių augalų, nutropiniais papildas. Tai ne maistas, bet papildas. Prisipirkau 4 batonėlius. Kind protein. Tada tokį. Tada tokį. Ir tokį.
Iš visų 3 šitas blogiausias. Marsas. Nepirkit niekada. Meluoja. Labai daug pavojingų medžiagų pridėta. Na, o šitie tokie pure. Žodžiu, su mažai cukraus, bet su daug riebalų. Tai šitas yra karamelės skonio ir migdolais su jūros druska. Čia tamsus šokoladas su riešutais. Ir čia tiesiog šokoladas. Tai vat, jeigu kažką galvosit, mėgstat pirktis batonėlius, tai iš tokių va. Labai žiūrėkite sudėtį. Iš tikrųjų, labai žiūrėkite sudėtį. Niekada nesivadovaukite va tokiais va užrašais, kaip čia būna užrašyta, ne? 12 gramų proteino, vadinasi, baltymų. Reikėtų ir daugiau pasigilinti. Na, o čia tai visiškas yra šlamštas. Visiškas šlamštas. Plius dantų gadinimas. Aš niekada negalėdavau valgyti Marso. Patį pirmą kartą pamenu, kai nusipirkau, kai tik jau čia pasirodė Lietuvoje. Man dantis taip užgėlė, kad daugiau aš gyvenime jo nepirkdavau. Vien dėl to, kad cukrus, kuris ėda ėdonį. Va. Draugiška tokia rekomendacija. Aš nepiktai. Jūsų teisė rinktis. Aš tik tai, perspėju, parekomenduoju. Draugas atėjo, sako, už 5 minučių. Aš irgi pasirašiau, jau beveik pasirašiau. Su plaukais tik nesusitvarkau. O va, norinam žiūrėti, ką jisai ten man prikepė. Stalelis jau truputį paruoštas. Mano tulpytės, pažiūrėkit, kaip pražydo tulpės. Gyvūnai tai iškritę. Iškritę. Čia va pasislėpęs uginė tik išlindus. Hai, labas, kiciau. Miegali jūs. Kas čia per tokie tinginukai, ką? Savaitgalis, ne? Ir jums savaitgalis. Visi nori miegoti, gulėti, nieko neveikti. Žinokit, šuo su šia pižama. Jisai vakar buvo labai šušalės, uždėjau. Bet jeigu aš nuimčiau šią pižamą, pasižino, kad dabar energijos yra pasikrovęs, kaip turi būti. Kajytė šiltas, ne? Šiandien eisim praustis. Nu, eisim praustis. Ar tu nori pasipraust, ką? Labas. Ne? Eikš aš tau. Nuimsi pižamą. Duok aš tau nuimsi pižamą, gerai? Šilta namie, nebereikia jos. Na? Ištrauk kajytės. Ne ten traukia. Va čia, šitam pusę. O, nu, ateisi kitą kojytę. Ai, kai gerai, ne, ai, kai gerai, ai. Blinuokai. Parėjo blinuokai. Tai kur labas? Labas. Labas. Pagaliau atėjo ta diena, kai prisirašiau įsikepti vieną tortą. Tai tortui tam ingredientų reikės miltų, sviesto, cukraus, žemės riešutų, kiaušinių 2, dėja tik 1 teturiu, kepimo miltelių, grietinės. Grietinės irgi šios mažai turiu, tai dėsiu dar plus grietinėlės ir karamelės. Tiek ingredientų. Bandysiu daryti.
O galutinį torto rezultatą pamatysi sekančiame vloge. Tortas vadinasi karvutė. Jeigu norėsi recepto, tai aš palieku jį po šiuo įrašu. Aprašymų skiltyje pasižiūrėk. Na, o gal pasiieškojus pačioje Google'e surasi ir geresnį variantą, nes šį, kurį gaminau, tai aš prasikeikiau, bet, kaip nekeista, jis labai ir greitai susivalgė. Tai ačiū, kad peržiūrėjai, ačiū už like paspaudimą, ačiū už komentarą, kurį paliksi, be galo esu labai dėkinga, taip mane motyvuoja tik kurti daugiau. Vat, ir susitiksime greitai kitame vloge. Gero laiko.